Vilė, mes jau pabudote, nes norime jums papasakoti apie miegą, kuris be jokios abejonės yra prasminga gyvenimo dalis, kurią tiesa nepelnytai nuvertiname. Būtent taip sako prancūzų menininkas Viržilis Novarina. Šią žinutę jis perteikė neįprastų būdų. Pats kelias paras nemiegojęs, galiausiai akis užmerkė prekybos centre, parduotuvės vitrinoje arba muziejuje. Miego performansą prancūzas atliko ir Vilniuje. Pasižiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Šis performansas tai žinutė užimtam centrinio verslo rajono žmogui. Sostinės prekybos centre miegantis prancūzų menininkas Viržilis Novarina tikisi, kad ne vienas praeivis per šį performansą stabtelėjo ir susimastė, kada pats paskutinį kartą kokybiškai išsimiegojo. Savo paties miego sąskaitą. Tam, kad galėčiau miegoti čia, kur daug triukšmo, žmonių ir šviesos, prieš tai nemiegojau 2 naktis. Dėl miego trūkumo galėjau čia užmigti net ir tokiomis nelengvomis sąlygomis. Vis dar jaučiuosi pavargęs, nes pamiegojau tik 5 valandas. Po 2 bemiegių naktų to atrodo per mažai. Miego tema kūrėją domina jau 30 mečius. Iš pradžių pradėjęs dirbti su piešiniais, tekstais, moksliniais tyrimais ir filmais, 2006-aisiais Novarina surengė pirmąjį miego performansą. Iš viso jų įvyko 70 – Prancūzijoje, Jungtinėse valstijose, Šveicarijoje, Lenkijoje ir dabar Lietuvoje. Norėjau surengti performansą meno kontekste ir kartu nustebinti žmonės. Miegas labai universalus dalykas, kiekvienas iš mūsų miegame, tai svarbi gyvenimo dalis. Atsigauti po tokio miego performanso kartais užtrunka ir 3 savaitės. Prieš pasirodymą menininkas skiria daug dėmesio mitybai. Per patį performansą miega su akių kaukė ir ausų kištukais, nors įprastai vos prabudęs vėl užmiega dėl nuovargio. Visgi kartais įvyksta ir kuriozinių situacijų. Kai atsibundu, nežinau, kas įvyko, kol miegojau. Kaskart pamačius nuotraukas, vaizdo įrašus, išgirdus istorijas, man tai būna staigmena. Tačiau visko pasitaiko. Kartą, kai atlikau tokį performansą Prancūzijoje, į mano lovą įsliukino moteris, ji paklausė, ar negalėtų numigti kartu. Kai pasakiau ne, ji išėjo ir aš vėl užmigau. Kartais mane liečia vaikai, turbūt jiems atrodo, kad aš netikras, kad čia guli lėlė. Nepaisant drastiškų pasiruošimų performansams, įprastai menininkas skiria daug dėmesio miegui, stengiasi keltis be žadintuvo. Jo manymu kokybiškas poilsis neatsiejama produktyvumo ir geros savijautos dalis. Labiau vertinu būseną, kai miegu, nei kai esu nubudęs, nes smegenys yra tokios kūrybiškos, kai miegame. Ypač jei nepamiršti užsirašyti, ką susapnavai. Miegas yra didelis malonumas, todėl mane labai stebina, kad prieš 30 metų tai nebuvo tokia visuomenės sveikatos problema, kokia yra dabar. Daug kas nemiega pakankamai, daug ką planuojame miego sąskaitą, o juk poilsio trūkumas blogai ir mūsų fiziniai ir emociniai sveikatai. Miegą tiriantis prancūzų menininkas Viržilis Novarina Lietuvoje lankosi rytoj prasidėsiančio miego ir ilgaamžiškumo festivalio Sleep Fest proga.